Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Tu mano didžiausia žuvis, kurios niekada nepagaunu. Vasario mėnesį į Ukrainą žvejoti išvyko geriausi Lietuvos poledinės žūklės mėgėjai, ką ten mėgėjai profesionalai. Lietuvai draugiškoje šalyje vyko pasaulio poledinės žūklės čempionatas, kuriame varžėsi 10 šalių atstovai. Lietuvos rinktinės branduolį sudarė 6 mūsų miesto atstovai. Alytiškių joje buvo didžioji dalis. Modestas Atmanavičius, Martynas Mikelionis, Artūras Kvirba, Mindaugas Leonas, aš Linas Žvaliauskas, delegacijos vadovas Vilmantas Šatas. Dar buvo iš Kėdainių Audrius Unikas ir iš Biržų Aidas Šunta. Komanda rimtai pažiūrėjo į čempionatą, atvyko anksčiau ir pradėjo treniruotis. Rimtas požiūris į reikalą davė rezultatą. Po pirmo turo lietuviai buvo antri, taip sulaukdami ir didesnio dėmesio iš varžovų bei teisėjų. Teisėjai tai jie buvo iš Ukrainos ir automatiškai Ukraina norėjo mus aplenkti antram ture ir todėl tas dėmesys buvo čiut didesnis mūsų komandai. Šiaip pirmam ture mes daugumą žuvies gaudėm, tai ešeriai, pūgžliukai, viena kita kojytė. Dydžių tai tikrai mažos, didžiausia gal kokie 130 gramų, tai iš tikrųjų nėra solidus laimikis, o rūšiai žuvų tai analogiškos Lietuvai, tai kuojos, ešeriukai ir pūgžliai. Gaudėm gilį iki 8 metrų, pas mus irgi ešerų, bet, mato, ten didelis žuvų spaudimas, tai didelis trenerių spaudimas, psichologų vaikščioja, tau trukdo, šnekina, visai tave bando, kad tą nukreiptavo susikoncentraciją į tą žuvį, bet jiems nelabai pavyko, manau. Ukrainiečiai iš vis mes juos palaikom, jie mus palaikė, tai tikrai. Ir čia priešininkų nėra. Čia kova ant ledo, o paskui o toliau tai mes visi draugai. Laukia dar vienas turas. Lietuvos poledinės žūklės rinktiniai pavyko išlaikyti antrą poziciją. Tai labai aukštas rezultatas atsinaujinusiai Lietuvos rinktiniai, kurios branduolį sudarė dzūkai. Aplenkėm viso 8 komandas, dalyvavo 10 rinktinių, kadangi ledas nėra visam pasaulyje paplitęs, tai nedalyvavo tik rusų rinktinė dėl politikos, manyčiau. Alytiškiams neblogai sekėsi ir asmeninėje įskaitoje. Martynas Mikelionis užėmė 9 vietą, nuo 12 metų žvejojantis profesionalus futbolininkas Modestas Atmanavičius iškovojo aukštą 6 vietą. Žvejam visiems jau artimiausiam perdaviau linkėjimus, futbolistam visiems noriu perduoti linkėjimus. Tai va, viskas. Poledinės žūklės sezonas Lietuvoje jau beveik baigėsi, todėl meškeriotojų laukia nauji iššūkiai ant ežerų ir upių tėvo Nemuno. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.